Labą dieną. Visiems turizmo paslaugų teikėjams noriu padaryti trumpą pranešimą ir parodyti, ko mes sukūrėm jūsų klientams. Šiandieną sėsim į automobilį ir parodysim, ką veik mūsų sukurta platforma. Tai jeigu atvyks keliautos pas jūsą ir klaus, ko nuveikti, kur nukeliauti, ko pamatyti, jūs savo klientams duodat parsisiųsti vietinį interneto programėlę ir mums atsidaro lankytinų vietų žemėlapis, bet jūsų klientams tikriausiai bus aktualiausia maršrutų funkcija ir viršų pasirenkam maršrutai ir pasirenkam, su ko mes keliausim, ir pėsčiomis, automobiliu, dviračiu ir kadangi mes keliaujam su visureigiu, mes paspaudam visureigių kategoriją ir matot, yra su garso gidu, tai pasirenkam, ką mums reikalingas. Tai ir neatrastoji Žemaitijos pusė ir čia atsidarius galėjom pasiveizėti, ką atrodo, kokius objektus pamatysim. Tarkim, mums tas maršrutas pateka ir jeigu mes keliaunam jau Žemaitijo po atokiausias vietovės, tai rekomenduojam parsisiųsti maršrutą naudojimo be interneto. Tai kad išsirinko maršrutą, paspaudam navigaciją iki starto ir įsijungiant Google Maps arba Waze važiuojam iki pradžios tašką. Tai keliaujam. Kad jau atvykstam prie maršruto pradžios tašką, tada įsijungiam mūsų programėlę ir paspaudam keliauti. Kada užsikraun maršrut, spaudam pradėti kelionę. Ir viskas, mes jau važiuojam su Virtual gidu ir tu jau atvažiuosim prie pirmojo tašką, mums automatiškai pasilės Virtual audio gidas, katras pasako apie čia esantis kapinaitis yra nuo istorija. Iššoka audio gidas. Žuvusiems už Lietuvos laisvę. O paminklus kairė pusė mūsų. 1930. Tai žmogus arba nori susto, arba keliaujam toliau, žiūrėti, kokie kiti objektai ir kad man labiau domina. Rodo, sekojant objektą, iki kur mes važiuojam. Ir keliaujam toliau, klausomės audio gidą. Mums važiuojant rodo maršrutą ir atvykstam į Plungės centrą ir tu jau pat pasilėda audio gidas, kadras pasako. Sena buvo svarbus kultūros. Matot, iššoka auksinuką, dar jeigu žmogus susikūris profilį, gal rinkti auksinukus privažiavęs prie lankytins vietos. Ir paskiautus auksinukus keisti į prizus. Štai dabar dešinė pusė mums yra parks, važiuojam pro šalį, pasilėda audio gidas irgi. Šiandien apie 60 hektarų plotų žemės. Rodo sekojantį objektą, kad artėjom prie buvusių Ginskių žirgyną. Tai žmogus realiai keliauna, nam niek nereiksuot galvos, nieko planuoti, rodo nam kelį, kur važiuoti ir aišku, dar pasako istoriją. Jeigu žmogus kartas norėtų pats patirinėti aplinkinis vietojus, uns gal įsijungti ir objektų kategorijas, kur nėra maršruta, bet tiesiog lankytinis vietas. Ir jūsų klientas, pasirinko gamtos objektą naudojant, pažintinę taką, aplėstas veids ir svarbiausias veids. Ir čia tam sąrašy rodo, kokiais jis svarbiausias veids aplinkau, perkūnažulas, tarkė mane, ir nuotrauks, kai kur ir istorinį nuotrauką yra. Ne, kažkas kits naudojant. Tarkim, žiūr, Nausodė antras Piliakalnis. Pasižiūri nuotraukas, kai kur net video nuorodas yra, jeigu tą vietą įtraukti yra. Ir spaudam į objektą. Pasirinkam navigaciją ir mums tiesiog yra Naus maršruts, būtent iki tos lankytins vietos. Čia jeigu pats žmogus nori patirinėti aplinkins vietovę. Ant to žemėlapį lankytinų vietų yra objektą su maža skrinutė. Tai čia ir tas virtualus lobis auksinuką. Ir jeigu žmogus atvykst į ton vietą ir 4 auksinuką, automatiškai nuskaito nuo buvimo vietą ir iššoks longs surinkti auksinukus. Tai jūsų klientą gal dar rinkti lobius. Aš jau turiu 284, lygis mano kelst, ir yra prizų sąrašus, ir yra priza, ko aš galiu gauti. Tai, elektrinius mešką, dviračius galiu išsinuomoti, galiu, sodybo, pirties malonumas pasimėgauti, galiam pakrantėje nakvynį gauti. Žodžiu, galit tu savo surinkti auksinukus dar keisti į prizus. Tai jūsų klientams sukurts įrankis tikrai neleis nuklysti, pasiklysti, matys kokius veids aplinkų, matys nuotraukas ir matys atstumus iki tų vietų, kur katros veids arčiausiai yra. Tai jūsų klientams sukūrėm tokį patogų įrankį, bet patogiausias dalykas, kad yra maršruto funkcija,
Ir vat pasirenkat kokį tik tas norit maršrutą, paspaudot keliauti. Ir nesvarbu, kaip jūsų klientą keliaus, ar piškom, ar su dviračiu, ar su automobiliu, ras mūsų platformo patogius maršrutus apjungti su virtualiu gidu. Tai kvietam jums vis prisijungti ir savo klientams rekomenduoti šį patogų įrankį. Ir šiam laiškė prisegam QR kodus, kur jūsų klientą galės nemokamą parsisiųsti mūsų programėlę. Tai ačiū visiems už dėmesį ir iki.